Taigi sveiki visi atvykę į mūsų dar vieną video ir šiandien mes žaisime Sky bloką. Tai jo, mes čia turime tiesiog čestą, kuriame mes turime lava bucketą, ledo du kubelius, šiek tiek dirto ir saplingą, sugarcane'ą ir dar čia kažkokias sėklas. Mes turime medį, iš kurio gausim daugiau saplingų, tai aš manau, mes dabar turėtumėm šiek tiek apsistatyti medį, kai nugriausim, kad saplingai nenukristų į šitą bedugnę, tai gerai galim tą padaryti. Ir mes čia turim kiek blokų, aš norėčiau pažiūrėti ją pačią, man atrodo, 3 blokus, tai kol kas esam saugus, galėsime net nesibaiginti cobblestone generatorių pasidaryti. Kai apsistatėm šiek tiek medį, čia kaip ir saplingai nebelabai turėtų iškristi, tai galėsim kaip ir pasidaryti tiksliau cobblestone generatorių. Kai pasiemam lavas, pasiemam ledo kubelį ir viskas, dar pasimsim dirtą šiek tiek. Ir tai lava generatorių mums reikia pasidaryti, kur čia geriau daryti, čia pasidarykim. Jo, tai čia visgi iškrenta, tai man rodos mums reikės biški aukščiau darytis. Biški dirto neužtekau, tai čia biški nusigriauju, bet paskui, kai turėsim daugiau mes visų dalykų, tai čia aptvarkysim tikrai. Tai lyg ir mes nesufeiliname cobblestone generatorius ir iškart saplingas iškrito, tai dabar aš manau, kad mes galim čia šiokią tokią vietelę pasidaryti prieimui, aišku, ir medį reiktų nusikirsti. Mes iškart galim pasidaryti daug planksų, tada pasimkim crafting table, padėkim jų tarkim čionais, pasigaminam šiek tiek pagaliukų, aš manau pasigaminam pickaxe, kad išmaintumėm šitą cobblestone ir tiesiog mainam, tikėkimės, kad šitie saplingai tiesiog neiškirsi bedugnę. Aš turiu čia 14 cobblestone išsimaininęs, bet pažiūrėkit, mes turim 5 saplingus. Šitas medis žiauriai sėkmingas ir dar čia gali būti keli saplingai, bet aš pastebėjau, kad kokie 6 gabaliukai jau cobblestone sudegė. Tiesiog sudegė, tai čia yra labai didelė problema, tiesiog aš nesuprantu, kaip jį kitaip surinkti. Aš pats sudegsiu, jeigu arčiau lavos eisiu, nes čia maksis, kiek aš galiu įti. Peršikau nemeluosiu. Tai greit galėsim pasidaryti daugiau toolsų, aišku, prasiplėsti reikės visą šitą plotą, nes jis yra labai mažas ir reikės, aišku, pasisodinti daugiau medžių. Taigi aš manau, 24 cobblestone man turėtų užtekti, kad pasidaryčiau bent kažkiek slabų, aš manau, išleisiu visą cobblestone, nes paskui vis tiek jo galėsim prisikirsti, o dabar mums reikia slabų, kad galėtumėm teritoriją truputėlį pasididinti. Aišku, aš paskui nežinau, iš kur gauti man kaulą reikės, tai jeigu nebus torčių, po to atspaunins daug mobų ir mums bus blogai. Turėtų čia būti šiaip realiai ir aplinkui kažkokios salos. Tai iš jų gal gausim, aš iš tikrųjų neįsivaizduoju, neturiu plano, bet tas tiesiog yra įdomiausia. Tai dabar aš turiu visą šitą tiesiog plotą truputėlį praplėsti, kad būtų saugiau, nes tokiu mažu plotu aš tiesiog nukrisiu ir numirsiu. Gal aš saplingus iš tikrųjų susidėsiu čia nes jie man yra svarbus, aš jų tikrai prarasti negaliu. Manau, šitą kibirą irgi, nes jeigu nukrisiu, tada, be saplingų mes tiesiog nebeišgyvensim, mes medžių neturėsim realiai, tai va čia problema. Nebent, kaip sakau, bus kitur, kažkokios salos. Mano teritorija tiek prasiplėtė, nes daugiau tiesiog nebuvo vietos, tai dabar aš, manau, pasisodinsiu keletą medžių ir aš manau tik tiek, nes labai kol kas mažai vietos. Sudėkim toliau, kad būtų jie saugus. Čiste ir dabar galim toliau mainytis cobblestone. Ir kai gausim vėl, plėsimės visą teritoriją.
Tokiai kažkiek prasiplėtėm teritorijas, nu čia, sakyčiau, visai normaliai, vat pasidinam dar vieną seplingą, čia galim ir dar vieną kažkur pačiai įmesti. Dabar pasigaminau ir įrankius šitos, tai yra pickaxes ir axes cobblestone'inius ir dabar pažiūrėkit, vat labai greit pradės mesti man cobblestone'ą ir bus labai lengva tiesiog jį gauti. Aš čia jau 5 turiu, čia dar turiu 10, tai iš viso aš turiu 15, okei. Dabar aš nežinau, sugarcane'ą jau čia dabar tikrai nesodinsiu, nes aš neturiu kur pasadinti, nu nebent čia gerai aš galiu pasadinti. Tarkim, jų tikrai dabar nereikia, nu bet tiesiog tegul auga. Čia dar kažkiek prasiplėčiau visą teritoriją, o šiaip daugiau kaip ir nieko nepadariau, tai tiesiog lieka biški palaukti, kol užaugs visi seplingai, pasidaryti šiek tiek medienos ir tiesiog taip ataugintos medžius pasadinti, nugriauti ir aš tikiuosi, kad greitų metų mes gausime kažkiek medienos. Šiaip aš galiu pasimti kibirą, pasimti ledą ir pasimti va šitos 2 ir aš galiu pasadinti. Tarkim, mūsų ferma gali būti šitoje vietoje, tai kaip dabar mes pasidarom čia Svarbu, kad mūsų realiai nenuplautų vanduo, kurį aš dabar padarysiu. Jo, seplingą nuplojo, bet čia nėra problema šiaip. Paimti šitą vandenį, padėti į taip, jis niekur neiškris ir tada mes galim pasadinti. Tai jo, mes jau turėsime tokią mini fermą, dar va čia reikia medį atsodinti, bet reikia kažkur toliau, kad daugiau vietos jiem augt būtų. Padėkim taip, padėkim čia ir jo. Ir jau truputėlį esam pasiruošę, tai jo sakau, bet aš iš kur cobblestone'o gauti, tai biški neturiu idėjų, tad iš tikrųjų aš kol kas tikrai nežinau, iš kur jų reiks gauti. O dabar tiesiog mininsiu cobblestone'ą ir manau palauksiu, kol dar šiek tiek medžių užaugs. Ir čia bekirtant man tą cobblestone'ą kartais tiesiog sudega jis. Bet dabar, kai taip greit atsirandinėja, tai tipo mažiau šansų. Ir dabar beveik visiškai, o su tuo mediniu pickaxe'u tai ten buvo visiškas vargas. Žinot ką, aš manau, kad šiam epizodui būtų tiek. Tai norėjau tiesiog padaryti tokį trumpą pirmą epizodą, bet tikrai nieks čia nėra baigta. Čia tiesiog yra pradžia, tad jo. Ir laukit antros dalies. Kiekvienas video turėtų ir hardcore mano išeiti kas savaitę ir šitas kas savaitę. Nu, tiesiog, kas savaitę po vieną Minecraft video, tai tikiuosi jums šis video patiko, laukit antros dalies, tad su jumis aš buvau Justas ir iki kitų kartų.